10-metį vykstantis klasikinės ir džiazo muzikos festivalis Marijampolė Music Park neatsiejama Marijampolės kultūrinio gyvenimo dalis. Tradiciškai festivalis nuskamba įspūdinguose miesto parkuose ir meno raiškai netikėtose erdvėse. Šiemet tai buvo kino teatrų stogas. Šiais metais renginys sukvietė ryškiausius Lietuvos ir užsienio muzikos, teatrų, šokio atlikėjus per 9 metus festivalyje pristačiusius išskirtines programas. Jo sumanytoja ir organizatorė Eglė Kastackaitė džiaugiasi, kad per 10 festivalio gyvavimo metų užaugo publika, kuriai svarbu nauji meniniai ieškojimai. Aš esu be galo laiminga, nežinau kaip išreikšti savo džiaugsmą ir laimę, todėl kad kiekvienas koncertas buvo kitoks, buvo savotiškas, įdomus, originalus ir tarsi lipo tais laiptais į viršų. Ir šeštadienį paskutinis koncertas vykęs Vytauto didžiojo parke, kur koncertavo svečiai iš Belgijos ir iš Pietų Afrikos. Na, aš manau, tai buvo toks dar vienas tramplinas į šio vakaro uždarimo koncertą. Tai iš tikrųjų aš laimingiausia dėl to, kad atvyko visi atlikėjai, visi mano draugai, visi festivalio draugai. Vakar kultūros centre nuskambėjo paskutinis festivalio Marijampolė Music Park koncertas Užmarštis. Jame skambėjo Astor Piazzolla muzika su vokaliste Egidija Mačiulyte, gitaristu Chrisu Rubensu ir Vilniaus tango teatro šokėjais. Marijampoliečiai sako, kad tai išskirtinis ir labai laukiamas renginys. Įdomus tuo, kad vyksta viešose miesto erdvėse. Vyksta ten, kur susilieja gamta, žmogus, muzika. Turiu prisipažinti, kad nebuvau atidarime, bet visi kiti koncertai ir džiazas, kas yra mano meilė, yra nerealu. Lauksim ir kitų metų ir Eglės idėjų. Man patinka džiazas, patiko Kačių kiemelį, širdžių muzika. Vienu žodžiu smagu ir malonu, kad Marijampolė labai daug kas mėgsta ir lanko mus ir pakoncertuoja. Esu tikrai nuolatinė ir metai iš metų stengiuosi pabūti kuo daugiau koncertų šito festivalio, nes tikrai labai gražus festivalis, labai įdomus, įvairiapusis, muzika skamba visokia, žavi ir džiazas, ir saulas, ir klasikinė, kokia tik tai nori ir tikrai labai įdomu būna. Ateiti ir pasižiūrėti po atvirų dangum parkuose, aš manau, kad mes turim puikią privilegiją savo mieste. Pats maloniausias ir pats džiugiausias momentas ir faktorius šitame festivalyje, nes aš matau, kaip reaguoja žiūrovai, kaip reaguoja publika, taip pat yra aktyvus ir festivalio Facebooko puslapis ir matau, kokie yra komentarai ir tas labai skatina, labai palaiko ir labai motyvuoja. Todėl, iš tikrųjų, žiūrovų tas nuostabus palaikymas yra toks kelias į priekį. Eglė Kastackaitė žada, kad 11 festivalis tikrai bus. Jau planuojama jo programa. Norisi tokių idėjų, kurių dar nebuvo. Tai minčių yra. Žiūrėsim. Cielo